Aš nenoriu filmuotis, jei tu darai, tai su visomis panomis. Su visom? Ne, darau tik su viena. Aš nenoriu atsidurti internete, nes visai netrokštų sensacijų. Aš saugu savo privatų gyvenimą. Žinoma, suprantu. Pala, manau, kad tu nesi to daręs. Kas visą tai? Išsinuomavau keletą filmų. Aš ir Brendė misionieriškai? Čia apie 2 panas tapusias vienuolėmis. O kam tos kameros? Tai standartinė namų saugumo įranga. Paprastas rinkinukas, nieko ypatingo. Visi tokias turi. O kodėl saugumo kamera nukreipta į tavo lovą? Kad vagis nepavogtų mano sekso įrašų. Varom į lovą. Tik paskubėkim. Ryte man teismo posėdis. Teisėjas Hendersonas? Gerai būtų. Thompsonas. Tau bus nekas. Taip. Dėl to incidento už vairo. Būk gera, pažadėk man, kad nebevairuosi. Kaip miela. Tu bijai dėl manęs? Dėl savęs bijau. Aš pėstysis. Atleisk. Čia mano blaivumo apyrankė. Atsiprašau. Mano stebėjimo apyrankė. Ką tu darai? Apšilinėju. Gerai. O tu tikras, kad mes čia vieni? Jaučiu, tarsi namuose dar kažkas yra. Girdėjai? Nieko ten nėra. Gerai, o kas tai? Tiesiog traukė seną šlangą. Palik tai rydienai, gerai? Si, senjor. Tai buvo nuostabu. Dink iš čia, Emilijau. Čarli, man baisu. Lindsay, brangutė, tau nėra ko bijoti. Aš viską turiu. Pasuksiu tau vėliau. Geriau aš jau eisiu. Tikrai? O kaip dėl rydienos? Aš ištaškysiu tave per visą kambarį. Skamba šauniai. Pats baisiausias filmas 5. Policija rado Čarlio kūną gegužės 15. Jo lavonas baigė šėlioti gegužės 23. Policija ieškojo 3 dingusių Čarlio vaikų ir iš įpročio suėmė Lindsay Lohan. Štai taip ir prasideda mūsų istorija. Didžiulė premija už Čarlio vaikų išgelbėjimą pritraukė policijos, privačių detektyvų ir Raudonojo kryžiaus savanorių dėmesį. Visi ieškojo tų vaikų, išskyrus šiuos 2 vyrukus. Ne, seniai, Obamos reforma atpigins vaistus pensininkams ir panaikins D punkto spragą. O kaip jį padės, jei šampūnas pateks man į mižaskilę? Ką? Tau niekada šampūnas nepatekdavo mižaskilę. Gal kokį 1-2 kartus. O kai žaidėjai su savim nežaidžiau, tiesiog prausiausi duše ir netikėtai pateko. Skiedalai. Pirmas sunkio dėsnis, šampūnas neteka į viršų. Nesvarbu, vis tiek smarkiai gėlė.
Dar kaip gelia, seni. Jausmas lyg ten būtų širšių lizdas, būtent. Nesuprantu, kodėl šampūno kompanija negali to sutvarkyti. Jie daro nešarojantį, tai kodėl negali padaryti negeliančiomis žaskilės. Manau, kad jie nesitikė, jog naudoja į savo daikčiukui prausti. Tai kodėl jį pavadino Johnsonas ir Johnsonas? Turiu geresnį klausimą. Kodėl du apsipūtėliai bastosi po šį kraupų mišką? Klausyk, tai bus verta. Juk sakiau, kad čia Humboldt apygarda. Fermeriai čia augina geriausią žolę. Manai, jie nesupyks, jei mes prisiskinsim. Mes juk nerausim augalų, tik nukirpsim keletą pumpurėlių. Jie greitai ataugs kaip omaro žnyplė. Gamta taip veikia. Nežinau, seni, man tai nelabai patinka. Jiems net nesvarbu, viskas bus gerai, seni. Susisuksim vieną kaseką ir smauksim iš čia. Tik vieną, tik vieną. Jiems bus nesvarbu, varyk ir nesustok. Eina šik, ten dronas, jie paleido į mus skraidančią torpedą. Atrodo, pasprukom. Tai trobelė girioje. Reikia ten pasislėpti. Ne, seni, aš ten eisiu. Jį man primena vieną siaubo filmą. Kokį filmą? Ta, kuriam buvo trobelė girioje. Penktadienis 13? Ne, su trobelė girioje. Kruvinos Teksaso skirdinės? Ne, su trobelė girioje. Žiedas? Ne, trobelė girioje. Bleiro raganos projektas? Ne, seni, su trobelė girioje. Monsteriai? Ne, ten buvo gorilos. Tai kitas filmas, klausyk, mes neturim laiko šiam mėšlui. Turime nueiti į trobelę girioje. Kas čia per garsas? Turbūt namas sėda, atrodo naujas. Einu apsidaryti. Varyk. Kas čia per velnės? Kur mes šaudom? Ten. Kur ten? Į tamsą. Ne, į tamsą. Blin, kas ten buvo? Kas čia? Krabas, nes mes šaudomės. Markusai, mes ginklus. Tu pirmas, bičia. Gerai. 1, 2, 3. Velnės. Nori dar pabandyti? Aha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mes visą dieną galim taip smaukytis. Tai ką, tai ką. DeAndre, žiūrėk. Tai 2 mergaitės. 2 rasistiškos mergaitės. Su juodu veidu. Tu nieko prieš? Mergaitė, kuo tu vardu? Ką jį pasakė? Jis sakė, įdomu, koks tavo kojos skonis. Ką, blin? Ši voriukė man įkando. Gal dar įgysi supergalių, juodaodžių superdidvyrių nebūna. Aš tai sutvarkysiu. DeAndre, atrodo, čia tie dingę vaikai iš žinių. Kaip gali būti tuo tikras? Žiūrėk. Nežinau, seni. Jei čia tie dingę vaikai, tai už gautą premiją nusipirksiu jachtą, prigrūsiu ją babkių, paimsiu kekšį ir dar ryklį. O kam tau ryklys? Patikėk, ryklio mums reikės. Ne, negali būti. Nuspauskite pilvuką. Labas, mama. Aš tau paskambinsiu. Vaikui ne, vaikui ne, vaikui ne. Jūs laukitės. Ne. Šio nėštumo testo rezultatų, kurie rodo, kad jūs esate. Jūs esate? Gal juokauji? O ne. Ne nešia. Tu išsisukai. Pasisekė šliundra. Ačiū Dievui. Jėga. Puikiai žinia. Jie rado mano brolio vaikus. O šūdas. Mums labai pasisekė, kad vyresnioji Ketė beveik nepamiršo kalbos, o kūdikis neištarė nė žodžio. Kodėl? Nes jis kūdikis. Bet su vidurinėje visai kita istorija. Noriu jūs įspėti, kad tai bus nelengva. Aš pasirengęs. Labas. Ne, ne tas langas. Vaikai čia.
Ką ji daro? Norėdamos išgyventi tokioje izoliacijoje, mergaitė susikūrė įsivaizduojamą globėją, kuris jas maitina ir joms dainuoja. Jos vadina ją mama. Bet šitie gali padėti jums prasilaužti. Tai Ritalinas. Jis irgi gali padėti, tinkama dozė jų amžiumi. Palinkėkit man sėkmės. Labas, Lilė. Kaip miela. Gerai. Ketė. Nebijokite. Atsimeni šitos? Tu juos nešioji, kad geriau matytum. Ne. Gal reiktų nupirkti eilėšius, minkštus. Tėti? Ne, brangutė, ne tėtis. Aš tavo dėdė Denis. Pameni? O čia Džodė. Džodė. Nereikia daryti pauzės. Džodė. Deni, mes aklavietėje. Jaučiu pastovų konfliktą. Nieko, jos tave pamils. Ei, panelė, taip negalima. Ach, tu kiek šį... Kągi, viskas sutampa. Jos geros mergaitės, daktarė. Pažymėkit stovėjimo kvitą ir mes važiuojam namo. Norėčiau, kad būtų taip lengva. Jūs negalit pažymėti, sakau, kad jūs negalit pasimti vaikų. Kągi, visų nepalengsi, čiuožiam. Tai nesąžininga. Juk čia mano brolio Čarlio vaikai. Mes jų nusipelnom. Tikrai? Jūsų žmona groja pankroko grupėje, vakarai šėlsta apsvaigusi nuo narkotikų, kasnakt miega su kitais vyrais. Abejoju, ir teismui tai labai patiks. Bet aš jau smausto, vaikai jūsų. Tikrai? Girdėjai, mieloji, jie mūsų. Su viena sąlyga. Šis namas priklauso institutui. Visuose kambariuose įrengtos kameros. Vaikus gausit, jei ten apsigyvensit. Gal parduodam namo, vaikus išvežam į brangę prieglaudą? Džodė, ar tikrai manai, kad esi sutverta būti motina? Aišku, kad taip. Deni, užteks to roko grupės ir kvailų perukų. Jis nekvailas, jis mano dalis. Užteks tų tatuiruočių. Ką tu darai? Tai ką reikėjo? Padarėm, mes tobula priemiesčių pora. Taigi Denis ir Džodė išvažiavo į naujus namus su savo naujais vaikais. Bet kaip ištvirkusi studentė po pavasario atostogų, jį vežėsi namo ir slaptą blogį. Gerai, vaikai, štai mūsų naujas namas. O čia dėdė Denis. Labas. Nepamirškite mamytės. Deni, aš jums ne mamytė. Tegu vadina mane teta Džodė. Arba Džods. Džei, mama. Ponė Sanders, o geriausia vadint... Garažas. Štai mamytė su Eidanu užeina į namus, mes čia jų saugosim ir žiūrėsim, kad nieko blogo. O dieve, Eidanai, gal įdėkim jį nešioklę. Štai, matai? Taip geriau. Nusiramink. Viskas gerai. Dieve, Deni. Deni, aš pamečiau vaiką. Dieve, Eidanai, kur tu? Štai jis. Gerai. Čia tavo sesė, Ketė. Eikš, Eidanai, nebijok. Turi kalbėti vaikiškų balsų, tada nesvarbu, ką sakai. Gerai. Čia tavo pamotytė. Niekada nebūsiu tavo mamytė. Puiku. Tau natūraliai išeina. Kas čia per kvapas? O dieve. Štai, laikykis. Dėdė Deni. Atleis, brangutė. Gerai. Štai ir viskas. Tau čia nešalta? Pajutau vos užėjus į kambarį. Man nešalta. O kas čia? Kaip įdomu. Kas tai? Nežinau. Ji nupiešė mama. Žiūrėk. Šitą mes nupiešėm Eidanui. Čia jis skrenda ant raketos į mėnulį. Sėdėdamas ant raketos. Kur Lilė? Ne, brangutė. Kita pusė. Pristatykim Eidaną kitiems šeimos nariams. O čia mūsų plaukuotas šeimos narys. Taip, Marija. Ne, Deni, Artis. Taip, žinoma, mūsų švartis. O, naujas kūdikis. Aš palaiminsiu. Gerai, gana, Marija viešpaties šventoji. Gerai, užtenka. Su 3 naujais vaikais namuose Denis turėjo labai rimtai pasitemti darbe. Deja, jam iškilo problemų su kolega.
Okay, Caesar. Gerai, Cezarį, dabar lemiamas, susikaupk. 81 sekundė. Oh, O, Caesar. Cezarį, tai blogiausias tavo laikas. You're doing even worse. Tau įsekasi prašiau už kūrybingumo testą. Pažiūrėk, kiek įsivaizduojamų dalykų padariau iš kaladėlių. Tarkim, šį nuostabų lėktuvą. Deni, ar jau turi kokių rezultatų? Na, aš po 2 kart per dieną leidžiu primatams intelekto vaistus, I13, tad manau, tikiuosi, mes neveltui švaistom pinigus. Aš atsakingas už tarybą. Parodyk man nors vieną teigiamą dalyką. Žiūrėk, jos vis dar mėto savo šūdus, bet dabar užrašinėja rezultatus. Mes turime tai paspartinti. Kada galėsim bandyti su žmonėmis? Jau greitai, bet yra pereinamas etapas. Jei I13 suveiks su realybės TV žmonomis, galėsim pabandyti ir ant žmonių. Mūsų laboratorijos likimas priklauso nuo laukinių žvėrių. Jos nežvėrys, jos turi jausmus ir šeimas. Patinai įsisioja stovėdami, patelės tupėdamos. Tos beždžionės visai kaip tu ir aš. Tu ir aš, taip, tu ir aš. Juodos ir baltos, aišku, labiau baltos. Mes baltieji esam šviesesni, o jūs juokaujat dėl infekcijos rizikos. Tai apie ką kalbėjom? Vaginas. Užsičiauk. Gerai. Tarybos susirinkime Cezaris turi parodyti žmonišką intelektą arba Cezaris turbūt protingesnis už pusę tarybos narių. Deni, žinau, ką pasakysi. Jeigu jis toks protingas, tai kodėl sėdi narve? Tu esi narve. Kas? Ieškai šitos? Čia mano lėlė balerina. Tu ją pasidarei? Mama padarė iš šakelių samanų, voratinklių, žvirblių kaulų ir driežų akių. Viską suklijavo žiurkių išmatom. Dieve. Ką tu darai? Nebegaliu su to mergaitėm, jos kraupios. Reiktų jas gražinti. Gal jums reikia surasti bendrą pomėgį? Kaip dėl tos balerinos lėlės, su kuria Ketė nuolat žaidžia? Nenoriu kalbėti apie baletą. Aš mačiau, ką baletas padarė mano mamai. Tapo apsėsta. Ji net šoko gulbės vaidmenys su manimi iščiose. Gerai jau sėsk, kol nedaviau smakrą. Mes čia žiūrim baletą, tik pabandyk mane dar tildyti, užleisiu ant tave šunį, verčiau paklaus ko nors, kas aš esu. Laikau. Nuo tada mama labai pasikeitė. Daugiau tai nepasikartos, niekada. Tiesiog pabandyk. Žiūrėk, ką aš radau. Žinau, čia vietinis baletas, bet jūsų Ketė turėtumėte apie ką pasikalbėti. Gali būti ir smagu. Tikrai taip manai? Taip. Kągi galėčiau pamėginti. Gerai. Bet vos tik pasidarys sunku, iš karto mesiu. Tai bent dvasia. Nors Jodie ėjo į baletą tik susitikti su merginomis, artėdama prie salės jis susijaudino, pagalvojusi, kad galėtų tapti gulbių karalienė. Šį sezoną mes atidarysime spektakliu Gulbių ežeru. Kaip žinote, šioje pjesėje yra pats sunkiausias vaidmuo visame balete Gulbių karalienės.
Vertindama savo konkurentės, Jodie suprato, kad sunkiausia bus su juočke. Todėl man reikia balerinos, kuri kūnytų abi gulbės – baltą ir juodą. Visa laimė, kad turime primą baleriną šokusią 146 mano pjesėse – Hetera Darcy. Kokie patyrusi profesionalė. Vis dar nuostabi, sena raukšlėtų veidų, tikra baleto senbuvė, į kurią lygiuojasi nepatyrusius, daug gražesnės ir skanesnės jaunutės balerinos. Parodyk šiom geidžiamom mergaitėm, kaip reikia šokti. Muzika. Pabandyk tą vietą, kur slysti, šoki ir truputėlį praskėti kojas. Tik pažiūrėjau, kokia forma, kokia technika. Aš niekada taip negalėsiu. Beje, Jodie. Kendra. Tu irgi bandysi? Aš? Nežinau. Ta prasme, mėgstu šokti, bet man nepatinka būti dėmesio centre. Gerai, kas toliau? $. Jaučiuosi tarsi pirmą kartą matyčiau baletą. Tai ne baletas. Aistra, geidulys. Aš galiu parodyti aistrą. Jodie parodė viską, ką jį gali. Kendra netgi metė rūkyti. Ar priėmė eurus? Kete, Lilė, Eidanai. Jodie. Mielasis, atsiprašau. Nieko tokio. Ji buvo ant grindų. Gal varžtelis atsisuko. Prisuksiu. Aš jaučiu, kad šiuose namuose kažkas yra. Kas? Jaučiu karštą, pridvėsusi, smirdantį kvėpavimą į kaklą. Turite iškviesti mediumą, nužudyti blogas dvasias. Ne, Marija, gana tų niekų. Gerai, tada aš pašventinsiu. Apsaugosiu namą. Mieloji, tau reikia atsipalaiduoti. Tu tiesiog stresuoji dėl vaikų. Ne, tai šis namas, aš jaučiu tai. O Marija irgi keistoka. Negi tu ją tikrai pasitiki. Nesijaudink, mieloji. Ji net musės neužmuštų. Rytoj tau svarbi diena, tad išsimiego, gerai? Myliu tave. Negaliu patikėti. Visas mūsų namas nusiaubtas. Tik palik namus neužrakintus ir žiūrėk, kas nutinka. Jie nieko nepaėmė. Tai tiesiog vandalizmas. Jie apvertė visus kambarius išskyrus vaikų. Tai tu įtarė vaikus? Čia buvo mama. Mama tai padarė. Ji nekenčia šių namų. Ir tavęs nekenčia. Gerai, Marija, čia kamera. Būtina filmuoti. Ačiū, kad padėjai man sutvarkyti. Visur tavęs ieškojau. Dar ištempiu. Atsiprašau, Dieve, atsiprašau. Padėk, mieloji. Marija, padėk, mieloji. Tu tik pažiūrėk. Mama moko mane, kai buvau maža. Visada priversdavo jaustis kalta. Už tai ir gavau vaidmenį. Žiūrėk, Marija, žiūrėk, ką radau. Kas čia? Tai naujas Apple dantų šepetukas. Žiūrėk, visa dėžė šepetukų. Grafiti. Tu tai matei? Kas tai padarė? Kas? Marija, prašau. Panelė Jodie, paskambinkit šiam ponui Bleidui, jis padėjo mano sesiai. Tai mediumas. Jis jums padės. Iš tikrųjų, mums reikia daugiau saugumo kamerų.
Labai juokinga, mama. Jūs dar nemiegat? Klausykit, mergaitės, kol dėdė Denis ligoninėje, čia esam tik mes. Man tai nepatinka ir jums nepatinka. Ir man. O dabar miegoti. Rytoj turiu anksti keltis į baletą. Tau tikrai patinka baletas, ar ne? Taip, bet nenoriu, kad ten važiuotum. Kodėl? Mama sako, kad tau nutiks nelaimė. Aišku. Čia ta pati mama, kuri apvertė namus? Šiaip jau taip. Neik ten. Aš ir nesirengiau. Neik. Čia mano namai, galiu ir eiti. Aš neįčiau. Eitum, neįčiau, eitum, neįčiau. Žinai ką, aš suaugusi. Tu man nenurodinėsi. Neik. Sakiau nieko neįleisti. Taigi, Džodė, o Dieve, ką tik tai užuodžiau, ką tik pasiekė mane. Taigi, Džodė, atleiskite, aš turiu kvėpti gryno oro, bet ši dalis turėtų būti savaime suprantama. Prašau dėmesio, aš nenoriu kartotis, kartoju ir nenoriu kartotis. Man reikia megztinio, kurį nešioju kaip šaliką. Dabar? Patogu. Mama, liaukis, aš dirbu. Taigi, kadangi Hetera Darsi labai sena, šį sezoną turime naują gulbių karalienę. Šis vaidmuo skiriamas Jodie Sanders. Jodė, parodyk mums savo šokį. Ne, aš esu gulbių karalienė. Žiūrėk. Kaip jau sakiau, aš renkuosi ją, bet kurią tik ne ją. Geriau rinkis valytoją. Mane? Airai, liaukis. Ne dabar. Ką? Taip, tai buvo sunkus sprendimas, bet mane visada traukė Jodė. O kaipgi kitaip, jos kūnas kaip penktoko berniuko. Tačiau tuo atveju, jeigu ji negalės šokti, ją pakeis Kendra Brooks. Tai tiek, o dabar pietus. Koks gražus namas. Einu surasiu mergaitės. Tete, kaip tu sužinojai, kad šiandien balete man nutiks nelaimė? Mama pasakė. Gerai, o kaip mama sužinojo, kad man nutiks nelaimė? Štai kur jūs. Radau šį tvarstį. Ant savo galvos. Dėdė, liaukis. Aš manau, kad šiuose namuose kažkas yra. Ta mama man įtartina. Iškviesiu mediumą, apie kurį sakė Marija. Turim tai, manai, kad mums reikia Dėdė, Deni, tik čia. Ateinu. Dėdė, Deni. Mama išmokė šių triukų. Žiūrėk, kaip aš moku. Tikrai puiku, brangutė. Viešpatie. Dėdė, Deni, žiūrėk į mane. Piktos dvasios, žiūrėk, ponė Deni, žiūrėk. Ar čia vienas iš Jodės bikinių? Jums grėsia tai, ko žmogaus protas nesuvokia. Geriau apsivilk halatą. Nori išgirsti, kaip man sekėsi balete? Mama padeda mums praustis. Gerai, aš irgi išsivalysiu. O kur dingo mano šepetukas? Šiuose namuose kiaušų mes nelaižom. Atleis, daugiau nepasikartos.
Džodė nors ir kaip stengiasi, bet negalėjo susidraugauti su vaikais. Bei panaikinti burnoje šepetuko skonio. Ar kaltas buvo 8-metis pyktis, ar kito pasaulio jėgos? Mažutė, aš kažką girdėjau. Ką? Regis virtuvėje kažkas yra. Matai, nieko nėra. Žiūrėk, ten vėl jis, štai ten. Pažiūrėk. Džodė, nusiramink. Matai, nėra ko bijoti, tai tik... Deni, aš kviečiu mediumą. Skambink. Blaindas Fulda, profesionalus mediumas. Labas, aš Džodė, tikrai taip. O čia mano vyras Denis. Jūsų honoraras, kaip prašėte, 500 nežymėtom kupiūrom. O Mariją jūs jau pažįstat. Sveiki, ponia Blainai. Labas, Marija. Kaip jūsų sesuo mirė? Ją nužudė demonas. Kągi tada aišku, kodėl ji neskambina. Aš jaučiu blogį. Man reikės asmeninių jūsų daiktų, kad paimčiau demono ir vaiduoklio nuosėdas. Visų šių monitorių nepakelsiu, tad rytoj atsiųsiu pusbrolį su furgonu. Jis juos sukraus. Šiąnakt Denį užpuolė prie virtuvės. Mes manom, kad tai mama. Prie virtuvės? Galėtų anksčiau pasakyti, jei kambarys jūs puola, tai jame yra demonas arba vaiduoklis. O demonas gali ką nors apsėsti? Na, tipo apsigyventi žmogaus kūne. Velnės, man jau baisu. Tai demonas blogiausia, kas gali nutikti. Ne, ponė, blogiausia, kas gali nutikti, yra sifilis. Gal žinot, kas yra monstrai? Kaip jie gali pakenkti, ar turite pavydų kolegą darbe, Facebooko draugą, kurį ignoruojate, gal įsivaikinot vaiką iš Afrikos vardu Ika Pabavve ir pažadėjot maitinti negriuką už 2 ir 5 centus per dieną? Bet paskui jis užsinorėjo gerti. Gerai, jau pamirškim, čia yra blogio komunikatorius. Jį užsidėjęs persikelsiu anapus ir susigrumsiu su vaiduokliu. Tai aktyvuos paskutinė $350 elementų įmoka, Trišai Fult. Jums tai reikia susimti už rankų, užsimerkti ir susikaupti. Pamirškite visus savo šiandienos rūpešius. Išmeskite iš galvos viską, kas nutiko. Susitelkite į dvasių pasaulį. Ir 3, 2 ir 1. Kas čia vyksta? Daiktai ima patys judėti. Pala. Atrodo, jis negali kvėpuoti. Jis profas. Su tokia rafinuota įranga. Aišku, kad gali. Šūdas, aš negalėjau kvėpuoti. Vos negavau galo. Taigi susisiekiau. Ten tikrai buvo demonas. Viešpatie. Tai darosi. Jis stiprus. Deni. Deni, atsibusk. Tas vaiduoklis stiprus. Jis mane pričiupo. Penktoji naktis. Dabar tiki, kad kažkas dedasi. Jį nutempė klykianti mama. Sakai, jį nutempė, aš neprisimenu. Deni, tu buvai be sąmonės. To irgi neprisimenu. Klausyk, mieloji, nenoriu ginčytis. Svarbiausia, kad mes vienas kitą mylime, gerai? Ne, svarbiausia, kad ta mama gali būti tikra ir bando mus nužudyti. Džode, tas vyrukas buvo aferistas ir viskas, aišku? Kas tai? Mano penis. Ne. Taip. Štai dabar klausyk, kas tai? Mano penis?
Iš kur tas garsas? Deni, kas tai? Mano penis. Ay, Dios mío. Is that smoke? Ar tai dūmai? Pater, Filii, Spiritus Sancti, protegi familia, protegi, kas... Maria! Marija, ką tu darai? Tu sudeginsi namą. Blogos dvasios. Kas čia dedasi? Maria! Marija vos nepadegė namo. Ką? Taip, ji turi... Gana! Šito jau per daug. Tu mus visus gazdini. Negalėjus atleisti, juk ji daug metų pas mus dirba. Nežinau, ką daryti. Tai diskriminacija. Kas čia per velniava? Tai visiška beprotybė. Ji to tiki, mielasis. Duok šį man. Maldauju, neatleiskit manęs. Jūsų šeima pavojuje. Atleisk, Marija, bet kitaip negaliu. Aš parašysiu tau rekomendaciją, tik nieko, kas būtų susijęs su vaikais. Bet, ponė Deni, prašau. Daugiau nebegaliu. Turiu važiuoti į darbą. Aš net nesuprantu, ką tu sakai. Ponios ir ponai, pastarosius 2 metus Denis Andersas testavo I-13 mišinį ant 30 beždžionių patinų. Dėja 29 iš jų virto pamišusiais agresyviais iškrypusiais sekso plėšrūnais, bet vienas Cezaris išsiugdė aukštą intelektą. Čia jis žaidžia prieš 3 varžovus. Aišku, tai beždžionės, bet dėl savo gabumų Cezaris turi būti dėkingas vienam vyrui. I-13 projekto vadovui Deniui Sandersui. Tau viskas gerai? Taip, Martinai. Ponios ir ponai, noriu pristatyti jums Cezarį. Ant Broad gatvės tilto susidarė spūstis, kur policija grūmėsi su pasprukusiomis beždžionėmis. Mūsų žiniomis tyrimų laboratorijoje joms buvo leidžiama eksperimentiniai intelekto vaistai. Man pranešė, kad ten išvyko visi policininkai. Visiems mūsų žiūrovams patarėme rinktis kitus kelius. Mes gavome iš policijos pirmą pagalbos skambučio įrašą. I'm now being told we have the actual 911 call that first alerted the police to the situation. 911, klausome jūsų. O Dieve, namuose beždžionės. Nusiraminkit, ponė, kas nutiko? Mes mylėjomės ir, o Dieve, jos jį puola. Kas jos puola, ponė? Karlai, o Dieve. Maldauju, padėkit jam. Kur dabar jūsų vyras? Karlas ne mano vyras.
Mano vyras 12 kanalo žinių direktorius. Jis negali apie tai sužinoti. Gerai, ponė, bet mums reikia greičiau. Siųskite pagalbos, kol mano vyras dar eteryje. Ponė, svarbiausia yra jūsų gyvybė. Taip, jūs teisus. Kas jam rūpė, esu tikra, kad jis miega su savo kolege kiek šia. Aš išdraskysiu jai. Ups, mums kilo techninių problemų. Prašau palaukti. Sveikinu, panelė. Žinojau, kad tave atrinks. Tu tokia tobula, tokia mechaniška. Šoki kaip robotė. Ačiū. Aš baisiai išalkau. Čia viskas? Pieras nustatė svorio ribą. Aš per sunki. Pažiūrėk į Marą. Neatrodo puikiai. Klausyk, tau viskas gerai? Namie dedasi keisti dalykai. Ketė sakė, kad man nutiks nelaimė. O jį nutiko heterai. Čia rimtas mėšlas. Tau reiktų pasikalbėti su tais vaikais. Pica. O aš tai valgau ir valgau, valgau ir valgau ir nieko nepriaugau. Kekšė. Šliundra. Ištvirkelė. Pin. Hetera. Manai, kad gali mane pakeisti? Pažiūrėsim, kaip tau patiks, kai gulbė tave užvaldys. Velnias. Prakeikimas. Nežinojau, kad tu taip gerai konstruoji. Kete, noriu, kad papasakotų man apie mamą. Mamai nepatinka, kai tu apie ją kalbi. Kas ta mama? Ji buvo moteris, skaičiusi iš blogio knygos. Kartais jie aplanko mūsų sapnuose. Sapnuose. Aišku, tavo sapnuose. Norėčiau atsidurti tavo sapne. Ištraukti tai, ką tu sapnuoji. Prisikasti iki pat pradžios. Gal gali baigti? Čia mano gimimo tūba. Labas, aš Dornas Kolbas. Skambinote dėl sapnų ištraukimo? Taip. Aš noriu sužinoti apie blogio knygą. Šis aparatas padės mums patekti į sapnų pasaulį. Galim pradėti? Tai kada pradėsim sapnuoti? Tu niekada neprisimeni sapno pradžios, ar ne? Turbūt. Taigi čia pirmoji tavo bendro sapno pamoka. Nesijaudink. Atsiprašau, įmečiau čia savo telefoną. Tu privalai išvalyti savo pasąmonę. Tik žiūrėk, apie ką galvoji. Nieko šizovo. Aha, tipo apie degantį tavo klyną. Kaip tai susijęs su mama? Ei! Pradėkim iš naujo. Aš Jodie Sanders. Taip, mieloji. Aš tavęs laukiau. Prašom, užeik. Mane vadina Kristijanu Grėjumi. Kaip tau patinka mėlynasis kambarys? Jis raudonas. Aš daltonikas. Mano dizaineris sakė, kad nesvarbu. Šampano? Sveikas, Kristianai. Noriu padėkoti, kad apdirbai mano prostatą kaip bokso kriaušę. Taip, Maiklai. Tavo pasirodymas mane irgi nustebino. Neblogai kaip senam storam tatuiruotam. Padaryk dar. Neįsivaizduoju, kas tai buvo. Aš irgi. Mama, tu ten? Dornai, ar čia tu? O šūdas. Tu sakei, kad sapnavai, kaip mes kartu pasenstame. Taip, mes ir pasensim. Ką tu čia darai? Labas, kaip tu drįsai ją čia atsivesti? Kaip dėl mūsų vaikų? Jie netikri. Tikri. Žiūrėk.
Džeimsai, Filipa. Juk tu nešoksi, ar ne? Aš nepagalvoju apie tai. Ačiū. Gerai, taip nieko nebus. Kaip visą tai susijęs su Kete? Kete, aš maniau, kad tu Kete. Oh. Gort klatu barada nikto. Gėris blogis. Kas man darosi? Tai tikriausiai buvo ji. Mama. Ji nori pasiimti mus namo ant uolos. Ką tai reiškia? Nežinau. Bet tikiuosi, kad parašysi apie mane gerą atsiliepimą. Žodis užduotis buvo aiški. Blogio knyga, sukūrusi mamą, buvo trobelės rūsyje, girioje. Galbūt suradusi tą trobelę, jis sužinotų ir atsakymus. Jei rasim tą trobelę, gal sužinosim ir atsakymus. Nusiramink, aš atvažiuosiu. Kendra? Ką? Pala, kas ten dedasi? Manau, ji jau čia. Gerai, nusiramink. Namų duris atidarytos. Ji namuose. Namų duris atidarytos. Užsičiauk. Užsičiauk! Kekšė. Ne, tu pavadinai mane kekšė? Mieloji, Deni, labai atsiprašau, nežinau, kad čia tu ir... Viskas gerai, brangutė, juk tu netyčia, ar ne, Cezarį? Ir jis tikrai gali čia pagyventi. Tu tik pažiūrėk, Cezaris nori padėti namuose. Atsiprašau, bet pamačiau beždžionę ir aš puoliau. Tai suprantama. Štai imk. Labai džiaugiuosi, kad tu sveika, bet tai buvo įspėjimas. Manau, mes turim surasti tą trobelę. Na, gerai, tikriausiai. Pala, mes atleidom Mariją. Kas prižiūrės vaikus? Aš jau viską sutvarkiau. Štai ir išdykusi auklė. Malonu susipažinti, auklė. Čia mano žmona Džodė. Tai kainuos papildomai. O dieve, ir beždžionė, jūs tikri iškrypėliai. Bet už $100? Į kokią agentūrą tu skambinai? Na, jie siūlo seseles, šokėjas, auklės. Deni, tai prostitučių paslaugos. Aš ir Kalėdų senį užsakinėjau iš ten pat. Ar kas nors kvietė Kalėdų senį? Ho. Deni, vaikus prižiūrėsi tu. Šeštoji naktis. Žodė bijojo dėl to, ką gali surasti trobelėje. Tačiau jei bent buvo ramu, kad Cezaris ir vaikai yra gerose rankose. Kam tu dirbi? Kendra, aš kalbėjau ne apie trobelės klubą. Žinau, tiesiog pamaniau, kad tau reikia atsipalaiduoti. Užsimesk vieną. Nežinau. Liaukis. Jos veikia daugiausia porą valandų, Kendra. Man nereikia narkotikų, kad būtų linksma. Leis man nufotografuoti. Gerai. Už $1 iš to padainuosiu, meilutį.
Aš juk nepastosiu, ar ne? Ne. Let's turn the page, let's set it right. The time is now to take. I know what's best, I confess that I got hurt for being around. My head's a O Dieve, repeticija. Aš vėluoju. O Dieve, ne. Tai buvo nuostabu, mėloji. Stop. O Jody, ačiū Dievui, kad tu čia. Aš šokau ir bučiavau jį, nes nenorėjau, kad jis galvotų, kodėl tu vėluoji. Kągi čia, aš šoku. Tad aš jį ir bučiuosiu. Tai buvo nuostabu. Aš noriu, kad tu augintų mano vaikus. Bet tėti, mes norim gyventi su tavim. Grįžkit į mašiną. She can't make you forget about me. Ji neprivers tavęs pamiršti manęs. Aš permiegojau, nes šįryt tu slapta pabėgai. Šįryt? Taip, tu miegojai pas mane. Ką, pala, gal tu sapnavai apie mane lesbietišką sapną? Nevaidink, kad tavęs ten nebuvo. Tarp mūsų vyko kai kas ypatingo. Mes mylėjomės ištisas valandas. Ką? Tai tu sakai, kad tai buvo ne mano. Aš gyvenime nebuvau taip Jody. What? Kas? Well, that explains the poison. Kągi, dabar aišku, dėl nuodingos gebenės. Jody? There you are. Štai kur tu. Kendra, durys buvo atrakintos, tad užėjau. Gerai jau. Look, I'm so Klausyk, sorry. aš atsiprašau, tikrai maniau, kad vakar tarp mūsų kažkas buvo. Tikriausiai aš viską susapnavau. O ne, mes mylėjomės. But this morning I Bet šįryt repeticijoje tu sakei, nenoriu, kad visos balerinos žinotų apie mano reikalus, aš ir taip darau pusę iš jų. Bet tarp mūsų su Pieru kažkas yra. Palauk, aš čia tada, nežinau, turbūt įvyko po to, kai išėjau. O tu tikrai padūkusi? O šūdas! See, I knew. Matai, žinojau, kad ji yra. All right. Gerai, išsiaiškinam, kur ta trobelė. Moteris, trobelė, blogio knyga. Blogio porno knyga. Uola, žmogžudystė, 3 vaikai prie trobelės. Blogio porno knyga. Kas per velnias? Bloga mergaitė. Oh, what is this? O kas čia? Oh my God. Dingę vaikai rasti trobelė. Dieve, čia ta pati trobelė iš sapno, žinoma. So what are we gonna Ką mes darysim, jei rasim tą knygą? Nežinau. Jei knyga pavertė mamą šmėklą, tai sugebės ir atversti. Reverse the curse. Okay, we're almost. Gerai, beveik atvažiavom. Hey, I'm not going. Aš ten neisiu. Privalom užeiti vidų. Per tą knygą mano gyvenimas virto košmaru. Oh my God. Vajetau, who are you? kas jūs? I'm Jody. Aš Jody, o čia Kendra. Mes ieškome kai ko labai svarbaus. Very important. We all are. Mes visi ieškome. Come on in. Užeikit. Eik ir papasakok tai ant kalno, už kalvų ir visur kitur. Everybody, this is Jody and Susipažinkite, čia Jody ir Kendra. Labas, Jody ir Kendra. Atleiskite, kad neatsistoju, bet aš glostau šį paukštelį, kurį radom sužįstą miške. Gerai, labas, mes labai skubam. Šiaip tai mes ieškom knygos, kuri gali išgelbėti gyvybės. Taip, mes ją turim. Oi, ačiū Dievui. Tikrai, tai Biblija. Here, let me. Leiskite, jums paskaitysiu. Ne, nereikia. Tiesą sakant, mes ieškome blogio knygos. The Book of Evil. Aš labai gerai pažįstu blogį. Tikrai? Šis savaitgalis skiriamas Mijai ir detoksikacijai. she's hooked up. Jis sėdė ant energetinių gėrimų. Oh, yeah, that's a real. O, taip tikrai. Kančia. Gerai, klausykit, mes ieškom kitos knygos, šioje trobelėje. We haven't seen anything. Mes nieko nematėm. Na, mes pabandėm, dingstam iš čia. Gerai, palauk. Is there a Ar čia yra rusys? Great. Puiku. There it is. Štai ji. Neskaitykit šito. Tai bloga mintis. I don't care what it says. Man nesvarbu, kas čia parašyta. The curse begins. Prakeikimas prasideda 4 žodžiais. Gord klatu barada nikto.
Šį vakar jūs visi mirsite. Šį vakar jūs visi mirsite. Šį vakar jūs visi mirsite. Prakeikimas baigėsi vienu žodžiu. Adunda. What the? Kas nutiko? Kodėl? Aš neturiu rankos. Kažkodėl aš persipjovėjau liežuvį. Okay, well, Gerai, let's at least bent jau užbaikime dainą. Everyone hold hands. Susimkim už rankų. Išskyrus Eriką. Damn. Velnis. Go tell it. Eikit ir papasakokite ant kalno. Už kalvų ir visur kitur. Maybe we didn't do Gal neteisingai ištarėme? Gort. Gort Kalatų Barada Nikto. Adunda. Adunda. Why does this keep... Kodėl tai kartojasi? Where's my arm? Kur mano ranka? Šita tavo? Ne, čia kairė. Ji mano. Gali paduoti? Right. Man reikia dešinės. Erikas ją nupjovė. I'm sorry. Kodėl? Aš atsiprašau. Kur mano koja? That's black. Tai juoda. Ji ne mano. O, šūdas. Nežinau, ką aš darysiu. Cry me a river. Gali paverkti. I'm gonna need a Man reikia pagalbos. Noriu nueiti į tualetą. My penis. Bet mano penis kampe. This is fucked. Na ir jovalas. Let me try. Leis man pabandyt. Gort. Gort, Kalatų, Barada, Nikto. But nothing again. Ir vėl nieko. You know what, let's go. Žinai, gal jau einam. There's a door. Pala, čia yra kitos duris. Geras. Okay, cool, we can avoid the weird... Taip išvengsim tų keistuolių viršuje. Šis nugalabysiu. Gort. Klaatu. Gort, Kalatų, Barada, Nikto. Gort. Gort, Kalatų, Barada, Nikto. Kendra and I recited. Mes su Kendra kartuojam lotyniškus žodžius trobelėje ir pakeliui į namus. Ištarėm juos kokius 100 kartų, bet nieko neįvyko. What if it is? Tai gal čia ne ta knyga? Maybe the Gal curse is prakeiksmas not kaip nors išnyko? Luckily for Dan and Denio ir Džodis laimiai I-13 vaistų dėka namuose buvo daug aukštesnio intelekto ir kognityvinių gabumų padaras. Jo analitiniai mąstymo sugebėjimai leido jam įvertinti esminę informaciją. to ascertain crucial information. Šiuolaikinio mokslo dėka jo intelekto koeficientas viršijo pačių... O velnis. Why did I think... Kodėl maniau, kad tu gali būti protingas? Tu tiesiog kvailas žvėris. Idiotas. Aš moku kalbėti? Sveikas, Cezari. Styvai? Deno namuose yra pašėlęs demonas. Matas Deimonas? Ne. Pašėlęs demonas. Dievinu Matą Deimoną. Jamesonas Bornas. I should have known not to bring a wife. Man nereikėjo atsivežti jo į namus. Labai atsiprašau, bet aš tikėjau Cezariu. Maniau, kad jis kitoks. There's something Čia more slypi to it. kažkas daugiau. Aš tai jaučiu. Ne, jis tik išprotėjo. Forget it. Nesvarbu. I still think Mama Aš manau, could kad be mama innocent. vis dar čia. Wait, don't you? Mėloji, Whole night go juk per visą naktį neįvyko nieko keisto. I guess. Turbūt. I was just so Bet naktį aš taip bijojau dėl vaikų. Matai, tu keitiesi. Am I getting it? Negi pradedu prie jų prisirišti. A precious child, welcoming smile for every boy and girl. If that love still lasts forever, somewhere in this world, somewhere in this world. It's a cliff from Tai uola iš sapno.
Get in the car now! Varykite į mašiną. Nenorėkite, kad rėkčiau. Satan, I sacrificed Šetonė, aš paaukosiu tau šios vaikus. Grįžtu prie uolos ir... O, šūdas. Home to the cliff. Namas prie uolos. Dieve, mergaitės. Kathy! Ketė, ar viskas gerai? I saw the Aš mačiau uolą. Žinau, kur tie namai. Come on, girls. Bėgam, paimkit Eidaną. Lily! Come on! Bėgam, greičiau, Lilė, bėgam. Aiden! Eidanai, tu sveikas? Dėdė Deni. Mama. Ji čia. Girls, one at a time. Mergaitės, kalbėkit po vieną. Lilė, tu pirma. Aišku. Got it. Supratau. Dabar Ketė. Mama, ji čia, ji mus nužudys. Kiek kartų turiu sakyti, kad nėra jokios... Marija, ką tu čia darai? Aš supykau, kad atleidai mane, tad iškepiau tau šitą. A shit. Šūtpiragi. Thanks. Ačiū, bet... Dešrainio? No. Ne. Still shit. Čia dar vienas šūdas, su garstyčiom. Maybe just a Gal tada tik banano? very much potassium. Labai daug kalio. So Labai well skanu. done. Pone Deni. Aš atsiprašau, turėjau tavęs klausyti. Pone Deni, mes turime problemą, bet aš visada tave mylėsiu. Labai. Matydama tave... When I see Aš matau savo tėvą. father, Dan! Deni, mes turim... Wait, Pala, what's going kas čia dedasi? I can Aš galiu paaiškinti. There's no... Nėra laiko. Mama pagrobė mergaitės. Aš žinau, kur jį jas nuvedė. Aš turiu lėkti. Tu man primeni mano tėvą. Knowing the girls were Žinodami, kad mergaitės pavojuje, Denis ir Džodė skubėjo prie uolos. Kad... O dieve, kas nutiko mašinai? Aš tai ir jie. they were no Jie nebegalėjo ramiai sėdėti ir leisti šmėklai nušokti nuo uolos kartu su jų vaikais. their children with her. Oh my God, O dieve, štai kur jos. Ketė, Lilė, stokit. What do we do now? Ką dabar darysim? Paskaitysiu iš knygos ir atversiu jai žmogų. Mergaitės, bėkit, bėkit. Ne į tą pusę, link manęs. I'm not gonna let Mom... Aš neleisiu mamai vėl jūsų pagrobti. Lily, stop! Lilė, stok. Nagi, eikš, mažutė, pas mane, Lilė. Come on! Pas mane. Žiūrėk. Come on! Look! Žiūrėk, Lily! Lilė. O taip. Oh, come on! Nagi, liaukis. This is crazy. Tai beprotybė. Lilė ne šuo. She's a Ji beautiful... nuostabi mergaitė, kurią aš pamilau. I love all Aš myliu visus šios vaikus. even if they don't all... Mama, nors jie ir ne visi mane myli. Lilė irgi tave myli, Džodė. And they belong in this world with me and... Ir jos turi gyventi šiame pasaulyje su manim ir su Deniu, nes joms reikia tėvų, kurie nepūva. All right, enough! Gerai, viskas, gana. Where's the page? Kur tas puslapis? Velnės nerandu. Ai, tik to. There, that worked. Maybe not. Šetau. Štai, pavyko. Arba ne. Seni, gal jau užteks rūkyti šį mėšlą. Told you that. Sakiau, ryklys pravers. Thank you.
Ačiū, Lilė. Mieloji, ačiū Dievui, kad tu sveika. Your cue is coming. Netrukus tavo eilė. O, Kendra, Look, it's okay. viskas gerai. Pamirškim apie tai, kas nutiko. Tu esi juodoji gulbė. No, Ne, it's you. tai tu. Throwing mama off the cliff. Numetus mamą nuo olos, mano prioritetai pasikeitė. Man svarbiausia šeima, o tu būk juodąją gulbę. Dance Black Swan. Nes kartais gyvenime... Because sometimes Okay. in life, Gerai, Introducing our pristatome mūsų naują gulbių karalienę, panelę Kendra Brooks. This is not... Tai ne baletas. Tikrai ne velnio. Čia kažkokia nesąmonė. Štai kaip reikia. Taip, ar ne? Ar ne? Jūs žinot šį mėšlą, ar ne? And so our story. Šitaip mūsų istorija ir baigėsi. Iš jos galima pasimokyti tik vieno. Žmonija yra apgailėtina rūšis ir planetą turėtų valdyti beždžionės. Enjoy Earth while you Džiaukite žemę, kol dar ją turite. We'll see how. Pažiūrėsim, kaip tau patiks, kai gulbė tave užvaldys. Negaliu taip ilgai laikytis. I cannot. Negaliu. Ji taip ilgai grausėsi. Mes bučiuojamės. Stop. Stop. We're kissing. Mes bučiuojamės. Stop. Stop. What happened? Kas nutiko? Guy was in... Kadre buvo vyrukas. What? Ar jis buvo apsirengęs demonu? Do the second, my... Antrą kartą paklausk, mano penis? And then my other... Gerai, o kitas mano penis irgi klausimas, taip? Taip, gerai. Atsimink, tu sakai, kas čia per velnis? Žinau, tik nežinau kodėl, labai daug penių. Sveika atvykus į Holivudą. I'm ready for... Aš pasirengęs. Ei, I'm okay with this. man tai patinka. Čia laikinas seselių dušas, mes jį dažome. And we're... Man tai tinka. Temporary nurse's shower. I'm okay with this. Man tikrai tinka. Sorry, you guys. Atleiskit, aš negaliu.
I'm okay with this. Tikrai patinka. Čia laikina seselių rūbinė ir mes ją perdažom. Repainting it. Stop. Ouch. Hello? Sveikučiai. B-Mark. Be ženklas. Background. Dabar fonas. Veiksmas. Jody, ačiū Dievui, sugavau tave. Pamiršau pasakyti, kad tu kaip... Tu esi kaip gulbių karalienė. Čiulpkit man. I'll save you, Snoop Dogg. Snoop Doggai. My name ain't Snoop. Seni, šiam filme mano vardas ne Snoop Doggas. Gerai, gerai. Tipo... Viskas gerai. We're good. Viskas gerai, gerai. Now prepare. Pasiruošk nevaldomos aistros nakčiai. Oh, wait, what? Mr. Luktelkit, ponia Grėjau. Kodinis žodis giliau. Ką? Velnes. Kaip tai susijęs su baletu? Su baletu? Yes, are Taip. you donating Argi tu neskiri milijonų? Milijonų? Aš bankrote. Visus pinigus sukišau į šį kambarį. Nežinau, ką man daryti. Gali paverkti. Man reikės pagalbos. Aš neturiu penio. Don't have a penis. Jie nenusima. Nenusima. Atsiprašau. I'm getting tired. Man atsibodo kalbėti apie šį miške. Mes čia sukam ratus ir malam šūdą. Pakalbėkim apie... Let's talk about Nes man jau getting some protatos kalbos apie du bičius miške. Jie čia mūsų kekšė, tai galėtų nušveist mūsų. wash all the us right now. Supratai mane? Štai ką aš pasakyčiau. That's the way I would say it. Hey, babe, check out the second. Žiūrėk šią medimo knygą, ji mane gazdina. Liauk, iš čia nieko nėra ko. Ai, These books are all. šios visos knygos, ai. There's nothing. Nėra ko bijoti, ai. Nes ta žvėris. Scared? Yeah. You scared? Yeah. Come on, there's nothing to be scared. Oh, wrong animal. Ne, nėra ko bijoti. You scared? Dinosaur? Dinozauras. What is this? Kaip tai susijęs su... I know, correct. Žinau, atsiprašau. Veiksmas. What does this have? Kaip tai susijęs su... You're just like, Tu vis glostai savo papukus. Okay. Gerai, atsiprašau. Okay, how do we know? Kaip sužinosim, kas ta ragana? Do they have a... Ar ji turi šluotą? Do they have Ar jūs nosis maili? Aš to apsimyšiu. In my pants! So what? I didn't Ne ką, aš negavau vaidmens? O kur visi eina?
I just had the Aš sapnavau keiščiausią sapną. Demonai, beždžionės, baletas. Tavo pasąmonė labai aktyvi. Bet idėja užkybo. Pas tave praleisti nakties atvažiuos Lindsay Lohan. Awesome. Geras. You were driving. Vairavai tu. Išversta ir įgarsinta SDI.